9 diena. Palengvėjimo atodūsis. Deklaravimas. Transurfingas iš esmės neįmanomas be gana aukšto energetikos lygio. Paprastai didelė dalis žmogaus energijos skiriama daugeliui nerealizuotų planų, kurie jį tik apsunkina. Tikslas suaktyvina ketinimo energiją, bet tik tuo atveju, jei jis realizuojamas, o ne lieka popieriuje. Reikia arba atsisakyti dalies potencialių ketinimų, arba pradėti juos realizuoti. Paleiskite save, suteikite savo daugiau laisvės, susirašykite apribojimus, kurie jūs slegia ir nusimeskite juos nuo pečių. Išlaisvintos ketinimo energijos atsargos iškart leis žengti toliau. Aiškinimas. Daugelis taip ir eina per gyvenimą iš visų pusių, apsikarstę įvairiausių pareigų, nebaigtų darbų, griežtų sąlygų, numatytų planų ir daugybės tikslų nešuliais. Atkreipkite dėmesį, kas jūs slegia. Gerai pagalvojus, daugelio tokių svarmenų galima lengvai atsisakyti. Kas iš to, jei jūs nuolat juos nešiojatės, o realizuoti niekaip negalite? Pavyzdžiui, aš būtinai turiu būti visų geriausias. Aš turiu visada atitikti aukščiausius kriterijus. Aš visiems ir savo įrodysiu, ko esu vertas. Man reikalinga tik pergalė. Kitaip aš savęs nebegerbsiu. Aš neturiu teisės klysti. Na ir taip toliau. Mesti rūkyti, išmokti užsienio kalbą ir apskritai nuo pirmadienio pradėti naują gyvenimą. Visa, kas nuolat atidedama ateičiai, nenaudinga našta. Ją reikia arba realizuoti, arba išmesti, nes ji atima energiją, kurią veltui eikvoti tiesiog kvaila. O gal turite kokį nors didžiulį svarmenį, kurio atsikratyti jau seniai slapčiomis svajojate, bet niekaip nesiryžtate. Įsivaizduokite, kaip bus lengva, jei jį nusimesite.